Žmonės, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. Yra žmonių, kurie įsiveržia į jūsų gyvenimą, kad jie apverstų aukštyn kojomis ir dingtų amžiams. Ir yra tokių, kurie ateina likti amžinai. Atminkite, kad viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, nutinka ne be priežasties. Kai sutinki ką nors savo gyvenimo kelyje, tai ne atsitiktinumas. Visi gyvenimo įvykiai, kuriuos išgyvenate, yra kupini prasmės, net jei to nematote iš karto. Galiausiai jie turėtų jūs nuvesti ten, kur ir turite atsidurti. Tiems, kurie neturi nė menkiausio supratimo apie visuotinį sinchroniškumą, tokie įvykiai atrodo tiesiog atsitiktiniai sutapimai, nors iš tikrųjų taip nėra. Dauguma žmonių, su kuriais bendraujate, atėjo jūsų gyvenimą tam, kad ką nors parodytų ar išmokytų. Jūs mokotės iš jų, o jie mokosi iš jūsų. Galbūt jie atėjo padaryti ką nors, kas pradėtų tikrą grandininę reakciją. Ir šie žmonės būna labai skirtingi. Yra 6 pagrindiniai žmonių tipai, kuriuos galite sutikti šiame gyvenime. Pirmas tipas – tai žmonės, kurie ateina jūsų gyvenimą tam, kad jums ką nors primintų. Šie žmonės ateina jūsų gyvenimą, kad primintų jums kai ką labai svarbaus. Ir jie tai daro, pažadindami jūsų sieloje paslėptas žinias ir padėdami jums suprasti jas. Tokie žmonės prisimenami visą likusį gyvenimą, nors kaip taisyklė, su jais ilgai neužsibūnama. Antras tipas – tai žmonės, kurie verčia tave augti. Galite laikyti juos savo sielos mokytojais. Tokie žmonės ateina į jūsų gyvenimą, kad padėtų jums tapti geresniais. Jie visada yra šalia, kai jums jų reikia, ir su jų pagalba, laikui bėgant, pradedate suprasti, kas iš tikrųjų esate ir koks jūsų tikslas. Jie lydi jūs ir veda į jūsų kelionę per gyvenimo etapus. Kartais jie gali jūs įskaudinti arba nuvesti į sunkų nuotykį ir per tai parodyti jums kelią, kai jį pametate. Jie padeda išmokti dalykų, kurių niekada negalėtumėte išmokti patys. Trečias tipas – tai žmonės, kurie ateina pasilikti. Tai žmonės, kurie ateina į jūsų gyvenimą, kad liktų jame amžinai. Jie taps jūsų nuolatinė fizinė ir emocinė atrama. Visada bus šalia, jeigu jums to prireiks. Su jais daug išgyvensite, o ryšys tarp jūsų bus daug stipresnis, nei kada nors manėte. Ketvirtas tipas – tai žmonės, kurie ateina pažadinti jūsų iš žiemos miego. Jie ateina jūsų gyvenimą, kad visiškai apverstų jį aukštyn kojomis ir supurtytų jūsų tikrovę. Dažniausiai tai yra būtent tie žmonės, su kuriais savo noru nesusitiktumėte jokiomis aplinkybėmis. Tačiau vėliau supranti, kad iš jų daug ko išmokote. Ne kiekvienas žmogus, su kuriuo lemta susitikti, bus teigiamas. Pripraskite ir priimkite. Ir jeigu siekiate tikro asmeninio augimo, jums reikia visų emocijų, ne tik teigiamų, bet ir neigiamų. Šie žmonės parodys daug pokyčių jūsų gyvenime.
Jie sukels šios pokyčius tiesiogiai arba netiesiogiai, tiesiog savo buvimu jums primindami, kad gyvenime negalėsite judėti į priekį, jeigu nepadarysite pokyčių. 5 tipas – tai žmonės, kurie atidaro jums duris. Tai žmonės, kurie jūsų gyvenime pasirodo tik trumpam, bet kai jie praeina pro jūs, jų buvimas jums primena, kad jūs nesate vienas šiame pasaulyje. Tai žmonės, kuriuos sutinkate gatvėje, kavinėje. Žmonės, su kuriais bendraujate, bet su kuriais nesieja ypatingas ryšys. Jų tikslas yra tiesiog sutaupyti jums vietos. Dažnai jie su jumis apsikeičia nedaugiau nei keliomis frazėmis ar net vienu žvilgsniu. Bet tai daro tada, kai jums to reikia. 6 tipas – tai žmonės, kuriems lemta tave palikti. Paprastai iš anksto žinai, kad šie žmonės tavo gyvenime ilgai neužsibus, kad ir kaip to norėtum. Jie atėjo į jūsų gyvenimą, kad galėtum kažko išmokti. Tačiau atminkite, kad ne kiekviena mokymosi patirtis yra teigiama. Ji gali būti ir visiškai neigiama. Kartais šie žmonės ateina į jūsų gyvenimą tik tam, kad tu juos pamiltum ir kad jie sudaužytų tavo širdį.